Parodysiu avis mūsų. Turim didelį sodą. Bendrai gal beveik hektaras yra, kad padėtų žolę nupjauti. Štai guli čia mūsų avis. Kaip ir Romanovo veislės gal, bet maždaug. Įdomiausia jos su varpeliais. Dabar jos ilsėjosi, tai va pradės vaikščiot, išgirsit kaip skamba. Štai avis. Nu, pajudėkit. Čia nejuda. O. Nu, bėkit. Kur nors bėkit. Vaikšto ir skamba. Štai va sodą parodau. Aptverta piemeniu elektriniu, nežinau ar matosi. Dar galiu parodyti štai tokias apsaugas ant medelių. Nes nugraužia viską, ką tik tai gali. Tai vat obelaitėm mano pasodintom padariau tokias apsaugas. Kad gražiau būtų, gražesnis sodas. Tik tiek, kad kai pasodintas jaunas medelis, avis kelia kojas ant tos apsaugos medinės ir skabo šakas. Vat kaip šitam tai jau nieko, jos ten apatinės, kad paskabo, tai nieko tokio apgeni. Svarbu viršūnės nenukanda, o vat galiu nueiti, parodysiu. Jaunus medelius, kur pasodinta prieš porą metų, tai tik išlenda virš apsaugos šakelės ir jos užsilipusios bando jos nukasti ir pernai nukando. Tai šiemet dar, kol prauks medinę apsaugą, uždėjau iš plastikinę apsaugą. Štai va parodysiu, šiandien kaip tik uždėjau. Štai va tokia obelaitė. Ta avis matyt su kojom lipa ant jos ir viršūniai nugraužt gali. Štai sodas, sukamės, čia dar va kelios, ten trešnė irgi va taip sėkmingai ir šiemet truputį apgraužė. Čia obelis jau gal ir aukštoka, bet dėl viso pikto irgi uždėjau rankovę. Nu, o ten namas. Tai tiek.